Sveiki, taigi tęsiu toliau savo video ciklą apie sidabrą. Ir, ir daugybė iš tikrųjų internete yra nepasitenkinimo apie binarinės opcijas, kad apgavikai, kad simuliantai, kad manipuliatoriai ir panašiai. Ne? Bet realiai negatyvumas kyla, dyksta, auga tik iš neišmanimo. Dėl jeigu žmonės neišmano kažkurio dalyko ir paprastai, kitaip sakant, nėra tokios sferos, kurioje visi žmonės išmanytų, bet kurie gyvenime paėmus. Ar tai būtų teisė, ar tai būtų kažkokie krepšinis, futbolas, verslas, bet ką besugalvosit, visada yra negatyvių reakcijų, negatyvaus požiūrių, negatyv, blogai, negerai ir panašiai, vien dėl neišmanimo. Žmonės, kurie neišmano apie tai, visada stengiasi atsigriebti ant negatyvizmo. Ir visada yra lengviau supykti. Pastebėkit ant savęs. Jūs visada lengviau supykstat, negu kad pripažįstat, kad tai ne mano sritis, kad tai man nėra skirta, aš tiesiog kitų kažkuo turiu užsiimti ir panašiai. Tai va dėl to ir vyksta tas negatyvumas. Aišku, daug niuansų, aplinkybinės situacijos, bet šitas psicho niuansas visada jisai egzistavo ir egzistuoja. Ok, taigi šiandien savo treidus noriu parodyti. Nesukysiu gal čia kas kur, bet tiesiog kur buvau ir laimėjęs ir pralošęs šią savaitę ir praeitą savaitę. Praeitą savaitę tu atsisuksiu datas, tai buvo nuo 9 iki 13. Buvo daryta 11 dieną, buvo manau darytas $600 treidas. Tai buvo kovo 11, nepriklausomybės diena. Ir puikiai laimėta, kaip matau šitą valinėje, 15.35, kai buvo pasiekta, dariau buy. Dabar, kai yra nusistovėjęs grafikas, aišku, atrodo, kad turėjau laukti daryti sell, kaip ir prieš tai video esu sakęs, kad jeigu žvakiai prasideda virš raudonos linijos, tada žiūrau, kaip pasieks prieš tai būsios žvakės high level, tai yra šito spyglio viršų ir tada darysi sell. Bet realiu momentu ir buvo šita raudona linija ant šito žvakės, kai šito prasidėjo. Ji tik tai pasislinko, kai čia pradėjo krist. Nes custom moving coverage, kur dabar esu įsivedęs, šitas indikatorius, ok, dar aš jums nerodžiau, jisai analizuoja 5 žvakės. Taigi 5 žvakės nustato tą vidurkį. Tai kaip ir matau, čia leidus, todėl iš čia buvo pakritę. Bet realiu metu, kai aš dariau šitą treidą, ieškojau kur nupirkti, šitą raudoną liniją custom moving coverage buvo ant šito žvakės pradžios, tai yra ant šitos raudonos rodiklės. Todėl aš ieškojau buy ir įsidėmėkit dalyką tą, kad aš darau buy arba sell tik tada, kai yra spyglys, žvakės spyglys, high arba low, 3 pipsų skirtumas. Tai yra, žiūrėkit dabar close, 15.38 low level, low. Reiškia, iki kiek maksimum buvo dasileidus kaina, yra 15.35. Ir toj kainoj analogiškai ieškojau savo brokerį. Aš šitų kainų. Ir padariau buy. Ir laimėjau. Ok, dabar kitas
kitas buvo va 10 dieną, 10 dieną daryta kol, laikas 17:33, pridedam 6 valandas, tai bus 9:21:33. Ai ne, maišau, šiandien biškį maišau, atimt reikėtų 6 valandas nuo 17, tai bus 11:33 10 dieną. Va, dar labai įdomus niuansas 11:33, tu atsiversim. 11:15. Biški pievas rodo va šitą žvakį. 11:30. Okay. Ir įdomus dalykas tas, kad realiu metu, jeigu čia mato nusistovėjusi rezultatą, bet realiu metu, jeigu jūs pasižiūrėti į binarinių opcijų brokerio kainas, jos reaguoja pagal tai, kiek buvo impulsyvus kainų smūgis, šuolis į viršų ar į apačią. Todėl realiai šita kaina buvo dakritusi iki šito žvakės low ant brokerio. Okay? Ir kaip matau, šitas spyglys yra netgi 4 pipsų, o šitas spyglys yra 3 pipsų. Taigi, kaip ir sakiau, kaip minimum 3 pipsų turi būti kaina, kad aš gundyčiausi pirkti buy. Ir kaip matau, čia grinai buvo nukritę žemiau custom coverage, todėl ieškojau, kur nupirkti ties šitą kainą. Ir čia buvo 3 pipsų tas skirtumas. Realiai buvo tas pats low, ant brokerio ir lygiai tas pats buvo low, nes brokeris labai reaguoja kiek laiko. Ištrinsiu tuos. Kiek laiko užsistovėjo ta kaina žemai. Okay? Nereiškia, kad jinai pasiekė 1 sekundę ir grįžo tą kainą vėl. Bet jeigu jinai pasiekė ir čia buvo, automatiškai irgi ant brokerių krenta irgi ta kaina ir kaip greitai, reikėtų tą pajust. Čia neina taip, ant popieriaus vienaip atrodo, kaip aš dabar pasakoju, bet realiu metu, aš kaip pasakau, kai aš duodu savo signalus, reikia ieškoti ir ant brokerių konkrečios tos kainos, kurią aš pasakau. Ir galbūt gali būt, kad nesutapo, bet aš realiai, kai gaunu, sakau, signalą, aš visada jungiuosi prie brokerių ir paskui žiūrau prieš tai buvusios 15 minučių low. Ta kaina, ta žemą kainą, nuo kur aš galėčiau pirkti. Taigi čia ir buvo jinai daleidus, nesvarbu, kad čia nesimato jinai, kad buvo daėjus, bet aš mačiau, kad buvo daėjus ant brokerių. Ten plius minus gal, kadangi čia ant MetaTrader platformos rodo 2 skaičius po kablelio, ten 3, ten plius minus 2-3 pipsai, trečias skaičius po kablelio ir padariau buy. Todėl irgi buvo laimėta. Ok, dabar 17 diena, mano buvo $500 treidai, 2 galingi treidai. Tikrai galingi, nes jau jaučiuosi pakankamai įgudęs prekiauti sidabru ir tas kainas ras. Dar su vienais kitais žmonėm pakalbėjau,
dar dabar jungiu prie sidabro bendrą dienos tendenciją. Tai yra irgi be galo svarbu sužinoti bendrą dienos tendenciją, ar sidabras visą dieną kris, ar sidabras visą dieną leisis. Bet realybėje būna taip, kad kaip ir matėt, žvakė viena į viršų, kita žemyn, kita į viršų, vėl daugiau, kita vėl žemyn. Taip ir banguoja, todėl tai yra tik bendra tendencija. Pagal bendrą tendenciją aš tada galiu labiau įeiti su geresnė kaina ir iš tikrųjų tai padeda. Tai man padeda padaryti dolerio indeksas. Čia aš turiu euro ir dolerio indekso grafiką, kas reiškia, kad kai dolerio indeksas kyla, visi metalai krenta. Kai dolerio indeksas leidžiasi, metalai kyla. Todėl automatiškai, kai šitam grafikė matom kylančią žvakę, tai reikštų, kad dolerio indeksas leidžiasi, nes kyla euras. Aišku, jeigu nėra kažkokių naujienų. Jeigu nėra kažkokių naujienų euro atžvilgių. Tik ir buvo daryti tokie galingesni treidai, šiek tiek pagal dolerio indekso sistemėlę, kaip ir pasakojo, bet esmė iš tikrųjų ta pati, irgi custom moving coverage, low, high ir daryta 2 kolo. Penkiolika 21, pusė 4, atimam 6, gaunasi iš 15 atėmus 6, kas čia gaunasi? Gaunasi 11,21. Septyniolikta diena 11,21. Jo, čia ir buvo daryta. Bet realiai, šitas tendencijas čia bus ateityje. Ir čia bus užsiėmimas tik su tais, kurie norės išmokti savo sistemą. Todėl aš čia nenoriu labai stipriai įsiplėsti apie šitus visus niuansus, detalės, tokį, kaip pasakyti, kaip ir mokslą. Todėl geriau pasakosiu apie tai, kaip yra su tom žvakėm, kurios prasideda tokia pačia kaina, kaip ir prieš tai būsi. Yra kitas. Rodžiau tą 363. Šitus rodžiau 16 dienos. 16 dienos, verčiam 16 dieną. 16 diena 14,25. 14,25. Atimam 6, gaunasi. Gaunasi, kas čia gaunasi, 8,25. 8,15. Va. 8,15, nu ir va, šitas buvo treidas. Čia daryta baja. Irgi, kaip matot, buvo pasiekta. Ta pati, to pačio spyglio žema kaina, kurio ilgis taipogi, taipogi 3 pipsų skirtumas, 60, low
57, skirtumas 3 pipsai. Taip pat ir šitoj žvakė. Pasiekė tą kainą darytą buy laimėti. Ta pačią dieną vėl darytas treidas, pusė 5, tai būtų atsiprašau, ši čia buvo, dabar galvoju, 16 diena, 14, pusė 3, atimam 6 valandas, iš pusė 3 atimam 6 valandas, gaunasi, meluoju, gaunasi 18, dabar galvoju. Labai erzina, kai tas laikas Forexo vienas, paskui čia kitas, paskui ten tas dar vienas ir daug čia reikia atskaičiuoti. Parduota. Keturiolika, tai 6, tai čia bus 8, nu, turėtų būti 8, 8,25. Sunku atrinkti dabar. Sunku atrinkti 8, tai jeigu 6 pridedam 9, 10, 11, 12, 4, 13, 14, 6. Atrodytų lyg ir šitas, bet kad čia daryta pat, nelabai pamenu. Tiesą sakom, nelabai pamenu, kad čia dariau pat, nes tiek daug treidų kaip padarai. Dabar atrink kiekvieną tą laiką. O tiek to praleidžiu, nesigilinu dabar į šitą 14,25 būtų laimėta tiek put, tiek sell, nes matot, buvo grįžta į tą pačią kainą. Realiai, kai trečia prasideda tą pačią kainą, netreidinu, tai nu tik tai tas dvi, kurios prasidėjo tą pačią kainą. Tiek ir čia sell win, tiek ir čia buy win, žodžiu, nėra ką gilinti. Gerai, 4,29, tai būtų minus 6, tai būtų 10,30. 10,30, gali būti, kad vėl tas pats niuansas. Jo, tas pats niuansas pagal mano biškį naujesnę, ne tai kad naujesnė, bet patobulintą sistemą. Ir put iš tikrųjų laimėtas 10,30, šitas treidas. Ok, nesigilinu. Penkiolika kem 2. Irgi minus 6 bus 11 kem 2. Irgi, nu, įtraukiau, kaip ir sakau, biški savo sistemų, kitokių, nu, kaip pasakyti, kitokių. Dar vienas
dar viena sudėdamoji, tai dolerio indeksas, kuris, kaip ir prieš tai sakiau, man padeda įvertyti pačią tendenciją, kritimas, visą tendenciją, tai reikštų ilgalaikis numatymas, ar ilgai perspektyvoje indeksas kils ar leisis, pagal nustatytas kilimo ir leidimosi kainas. Taigi tas iš tikrųjų padeda, analizuojant paskui sidabrą, kur galima būtų gaudyti tas kainas, ir va šita mano strategija iš tikrųjų labai, labai gerai pritampa, nes aš gaunu vis tas pirkimo ir pardavimo kainas pagal mano sistemą, apie kurią jau kalbėjau 3 video prieš tai. Kovo 16. 14.25. Tai čia nes kažkaip nelabai suvokiu. 14.25. 14.25. Čia irgi tas pats. Nesupratau. Ką iš čia man rodo 16. tą patį rodo, jo. 15 kem 2. Čia irgi tas pats. 17 diena. 17 kem 4. Jau tų nėra, okei. Žiūrim tada šitą. Treidas darytas 17 dieną. Atmetam 6 valandas, gaunasi 5:20. Gero 4:20. Čia, su tuo laiku labai čia sumaišo manęs tas pavasario čia laikas, suprasi. Anksčiau buvo 1 valanda plus, dabar kitam vėl minus, čia labai, labai žiauriai maišas. Aišku, aš jau čia šitą dariau 7 tada valandos reiškės, nes dabar žiūrint pagal laiko juostą pas mus yra 6 valandų skirtumas, bet prieš tai žiūrint jau yra 7 valandų skirtumas. Ir tas labai erzina, kad dabar labai sudėtinga atskaičiuoti. (11:20 minus 6) tai būtų 5:20, bet čia bus 4:20. Va, ir šita žvakė. Ir šita žvakė ir daryta irgi, kaip matot, prasidėjo žemiau raudonos linijos, irgi nesvarbu, kad buvo pasiektas šitas, kad nebuvo grinai pasiektas šito spyglio apačia, bet realiai stebintam brokeriu buvo pasiekta ta kaina, kuriam brokeriu atspindėjo šitos žvakės apačią. Mum realiai ir labiausiai rūpi tai, kas yra brokerių, ne tai, kas yra platformų iš to, okay? Ir kaip ir sakiau, kainos vyravimas priklauso, kaip staigiai krito sidabro kaina. Ir gali būti, kad prieš tai buvusi žvakė ne taip staigiai kilo ir pasiekė va tokią kainą. O šitoj žvakė staigiai, tai yra ne kilo, leidosi. Šitoj žvakė ne taip staigiai leidosi ir pasiekė šitą lau, bet
šitoj žvakiai leidosi staigiai ir pasiekė lygiai tą patį low, nors ant meta platformos žiūrint, tas low yra šiek tiek žemesnis. Bet principas tas, kad yra 6 pipsų skirtumas. Open, va kaip pasižiūrėkit, open kaina PM9, o low yra PM6. Taigi irgi 3 pipsų skirtumas, kuris iš tikrųjų reiškia rimtesnį svyravimą binariniai platformoje. Todėl aš ir susirandu va tą keterą arba įdaubą, kaip pasakyti, kur daryti pirkimą. Ir laimėta. Nu, principas irgi tas pats. Čia, kad neužmigtut, nepasakosi. Visur realiai tas pats daryta. Aišku, buvo ir klaidų. Ir dabar tik dar labiau sisteminant mano sistemą, noriu pasakyti, kad netreidinu apskritai ant jokios valiutos naujienų, ar tai būtų Great Brit, ar tai būtų svaras, ar tai būtų euras, ar tai doleris, ar ten kinų kažkokia, ar valiuta, ar jena, japonų. Ant tokių naujienų aš netreidinu, nes jos, kažkiek vis tiek įtakoja tą kilimą ir leidimąsi ir dažnai gali jom pakišti koją per paskutinės 15 sekundžių. Bet kaip ir sakiau, pajungiu, per šią savaitę man labai patiko stebėti tendenciją bendrą Forexinę. Kas prekiauja Forexu supranta, kad ten yra žiūroma ilgalaikį strategija kilimuose arba leidimuose. Ir va tos dienos naujienos ir panašiai, tada matosi, pavyzdžiui, įvyko kažkokia naujiena, iškart leidus, įvyko naujiena, kilo. Ir va pagal tą tendenciją, tada kai gaunami va tokie signalai, va kaip kartais būna, kad tiesiog matai, kad tu prieš vėją nepapūsi, kaip sakant, prieš trendą nepapūsi. Ir kai trendas ant pačio indekso yra kylantis, tada ir tau reikia žiūrėti, kur tai reikštų, kad leidosi indeksas, tai auksas, tai yra sidabras kilo. Dėl to man irgi reiktų ieškoti pirkti tada. Nes reiškia, kad pats indeksas leidžiasi. Ir matant tokią tendenciją, tada labai lengva surasti pirkimo tą kainą, kuri bus pelninga, kuri atneš pelną. Ok, binarinis. Todėl tas šito video vienas iš esminių dalykų, nes tai, ką prieš tai sakiau, buvo sakyta ankstesniuose video, kad bendroji tendencija dienos, valandos, kelių valandų yra taip pat labai svarbu ir nuo to nereikėtų atsiribot. Ir kitas dalykas, kaip ir sakiau, žiūrau bet kurios valiutos naujienas, ar nepapuola į tą diapazoną sidabras, nes greitai gali pakeisti visas. Ok, dabar žiūrint į kitą savaitę, galiu pakomentuoti dėl naujienų. Ok, Kitoj savaitė, pirmadienis yra nebloga diena. Čia iš karto matau bus 1-2 solidūs treidai. 24, ohoho, kiek naujienų. Ir čia labai atidžiai reikės žiūrėti. Ginas iki atsivers, nes tiek euras, tiek svaras, tiek doleris, matot, kiek naujienų, kiekviena šita yra svarbi ir patekus į tą diapazoną bus be galo sunku treidinti ir daryti. Kitaip sakant, kai gausi signalą, bus sunku prekiauti, nebent galima prekyba tarp 7 AM ir 8 AM. Toj valandoj, dabar šičia visiškai nėra kada, šičia irgi nėra. Čia nuo 11 valandos, 11 AM. Nuo 11 AM vėl bus galima
žiūrėti ir jeigu bus gautas signalas, tada galima mąstyti apie trading. Bet irgi, jeigu čia ko gero iš vis nebus daryta nei vienas. Nu, vienas gal koks. Bet čia bus 1, 2, ši čia bus pirmadienį, ši čia bus gal dienas. O, nebloga dienėlė, o čia tai bus, nu, matau, kad 4 ryte, paskui bus po 8:30, o 9 galima bus, 9 iki 9:15 ir paskui bus vakare. Vakare maždaug nuo kokios 8 vakaro bus vėl greičiausiai bus trading. Irgi 1, 2 treidai, irgi čia, nu, šitą savaitę bus, tai yra kita savaitė bus visai vidutinė, nesakyčiau, kad labai jau ten tokia gera. Tas gerai, kad nėra, o kai praeitą savaitę buvo visi reikalai dėl Graikijos, euro summit, ten tie visi euro economic summit ir su euro, kas labai, nu, nebuvo taip labai paprasta trading. Gerai, kad su doleriu indeksu ten aš analizės dariau labai gerai ir pasiteisino. Taigi, kaip matot irgi, nu, jūs patys matot realią situaciją. Čia vėl buvo galvota daryti buy, čia buvo galvota vėl buy, čia buy, ši čia buy, ši čia buy, šia buy, bet nedaleista, ši čia buvo daryta sell, nu, viskas, sakau, šitas indeksas yra puikus ir kad pačiam išmokti tą trading galima išmokti už vienkartinį mokestį. Bet aišku, mano laikas, mano pastangos, kol kas eilė yra vienas žmogus, su kuriuo aš dabar užsimsiu per sekančius kelis mėnesius. Ir išmokinsiu aš jį prekiauti pagal savo sistemą. Aišku, pradžioje visada aš siūlau savo signalus 21 signalų nemokamai, paskui yra $100 mėnesinis mokestis. Aš savo grupį parodysiu, kur čia silveris, signalas susideda iš 2 dalių ir formato. O tarkim, toks formatas, toks parašymas reiškia, kad aš ieškau 668 kainos, kuri reikštų po kablelių tą kainą, kaip čia matau 16,70, ten brokerį jūs matysit 3 skaičių tikslumu. Tai reikštų, kad aš ieškau po kablelių tokios kainos, S reiškia sell, parduoti su pabaigos laiku 45 minutės. Tai yra einamos valandos 45 minutė. Tai jeigu dabar 8:36 PM, tai būtų 8:05. Okay. Ir paskui parašau realiai, kokią kainą padariau savo. Nes rinka, tos kainos vyruoja ir gali šiek tiek pramušti mano kainą. Tačiau jeigu jie per daug pramuša, aš iš vis netreidinu, reiškia, įvyko kažkokie kiti svyravimai. Apie tai, aišku, mano mokymuose ir darau sell, paskui parašau realiai, kur padariau sell. Todėl, kai parašau realiai savo kainą, jums tada ir reikia pradėti žiūrėti va tos būtent kainos tam brokerį, daryti sell iki 45 minutės. Ir va čia 17,16 S15 reikštų, kad 7,16 yra po kablelio kaina, daryti sell. Čia irgi tas pats. 150 S. B tai reikštų buy, pirkti, reiškia
8,40. Taigi paprasta, elementaru, nieko sudėtingo, sekti mano signalus ir kažkiek uždirbti. Tai tiek šiandien. Bye bye.